Sveiki visi! Šiandien sužinosite apie magiškuosius Fibonacci skaičius. Visi šie skaičiai, kuriuos jūs dabar matote, priklauso Fibonacci skaičių sekai. Tikriausiai dabar jums kyla vienas paprastas klausimas. Kas tie Fibonacci skaičiai? Kaip matėte anksčiau, visi Fibonacci skaičiai yra sveikieji skaičiai, kuriuos atrado matematikas Leonardas Pizietis Fibonaccis. Apie jį sužinosite kiek vėliau. Be to, Fibonacci skaičių pavyzdžių galime rasti gamtoje. Dabar matote gėlę, kurią sudaro 3 žiedlapiai. Skaičius 3 yra Fibonacci skaičius. Kaip ir žadėjau, laikas supažindinti jūs su Leonardo Piziečiu Fibonacciu. Jis buvo žinomas italų matematikas, gyvenęs 12–13 amžiuje. Jis vienas iš talentingiausių viduramžio matematikų. Aišku, suprantama kodėl. Jis atrado Fibonacci skaičius. Be to, europiečius supažindino su arabų skaičiais, kuriuos mes naudojame iki šių dienų. Fibonacci skaičiai yra sudaromi labai paprastai. Kiekvienas Fibonacci skaičius yra lygus prieš jį einančių dviejų skaičių sumai. O dabar pabandykime tai pritaikyti praktiškai. Paimkime pirmus 2 skaičius – 0 ir 1. 0 ir 1, juos sudėję gausime 1. Toliau, 1 ir 1, juos sudėję gausime 2. 1 plus 2 yra 3. Ir taip toliau gauname sekančius skaičius. Dabar matote gėlę su 5 žiedlapiais. Skaičius 5 yra Fibonacci skaičius. Dar vienas iš pavyzdžių yra mūsų Saulės sistemos planetos. Jos yra 8. 8 yra Fibonacci skaičius. Tiesą pasakius, aš labai mėgstu skaičius kelti kvadratu. Tad pabandykime Fibonacci skaičius pakelti kvadratu. 1 kvadratu yra 1, 2 kvadratu yra 4, 3 kvadratu yra 9, 5 kvadratu yra 25 ir taip toliau. Fibonacci skaičiai turi tam tikrą seką, bet spėju, kad nesitikite, kad ir Fibonacci skaičių kvadratai turės tam tikrą seką. Tarkime, paimkime pirmus 2 Fibonacci skaičių kvadratus. Juos sudėję gausime 2. Toliau, paimkime 1 ir 4. Sudėję gausime 5. Toliau, 4 ir 9. Sudėję gausime 13. 9 ir 25. Juos sudėję gausime 34. Taipogi yra dar vienas įdomus faktas. Tarkime, paimkime 3 skaičius ir juos sudėkime. Gausime 6. 6 yra ne Fibonacci skaičius. Taip? Toliau pridėkime prie jų dar vieną skaičių. Ir dar vieną. Taigi, kaip matote, gauti rezultatai yra ne Fibonacci skaičiai. Bet jeigu įsižiūrėsite, juose pamatysite slypinčius Fibonacci skaičius. Ar matot? Ne? Dabar žiūrėkite. 2 kart 3 yra 6. 3 kart 5 yra 15. 8 kart 5 yra 40. Ir 8 kart 13 yra 104. Kaip matote, šiuose ne Fibonacci skaičiuose slypi Fibonacci skaičiai. Dabar pasižiūrėkime į paskutinę eilutę. Taigi, 6 Fibonacci skaičių kvadratai yra lygus 8 kart 13. Dabar išsiaiškinsime, kodėl. Pradėkime nuo kvadrato, kurio kraštinė yra 1. Šalia nupieškime tokį patį kvadratą. Apačioje nupieškime kvadratą, kurio kraštinė 2. Iš šono, kurio 3, apačioje, kurio 5 ir vėl iš šono, kurio 8. O dabar apskaičiuokime stačiakampio plotą. Jį galime apskaičiuoti kiekvieno kvadrato kraštinę pakėlę kvadratu ir jas visas sudėję. Taip ir padarykime. Be to, stačiakampio plotą galime apskaičiuoti plotį padauginę iš ilgio. Šiuo atveju plotis yra 8, o ilgis yra 5 plus 8, tai yra 13. Skaičiai 8 ir 13 priklauso Fibonacci skaičių sekai. Taigi, plotas yra lygus 8 kart 13. Ką tik sužinojote įdomų faktą, bet ir prisiminėte, kaip apskaičiuoti stačiakampio plotą.
Dabar susipažinsime su Fibonacci spirale. Dabar nusibrėžkime Fibonacci spiralę. Pradėkime nuo kvadrato, kurio kraštinė yra 1. Apačioje nusibrėžkime tokį patį kvadratą. Iš šono kvadrato, kurio kraštinė 2, 3, 5, 8, 13, 21 ir 34. O dabar nubrėžkime liniją, kurie eitų pro kiekvieno kvadrato priešingus kampus. Štai taip. Kaip matote, gavome Fibonacci spiralę. Vienas iš geriausių Fibonacci spiralės pavyzdžių yra besiformuojantis ciklonas. Be to ir žmogaus ausis. Be to, vienas iš geresnių Fibonacci spiralės pavyzdžių yra sraigės kiautas. Kosminėje erdvėje yra galaktikos, kuriuose mes galime žiūrėti Fibonacci spiralę. Taipogi yra įdomu tai, kad jeigu paimsime du gretimus Fibonacci skaičius ir padalinsime didesnį iš mažesnio, gausime reikšmes, kurios yra labai panašios į auksinio pjūvio skaičių. Be to, kuo skaičiai yra didesni, tuo reikšmės yra tikslesnės. Aukso pjūvis arba dieviškoji proporcija matematikoje žinomas kaip phi, kurį atrado amerikiečių matematikas Markas Baras. Skaičius phi yra gaunamas atkarpą padalijus į dvi dalis, tarkime a ir b, taip, kad ilgesnės dalies santykis su trumpesniaja būtų lygus visos atkarpos santykiui su ilgesniaja dalimi. Dabar galite matyti apytikslę phi reikšmę. Aukso pjūvis arba dieviškoji proporcija taipogi yra naudojama tapyboje, muzikoje, architektūroje ir daugelį kitų sričių. Be to, Leonardas da Vinčis rėmėsi aukso pjūviu, tapydamas paveikslus, tokius kaip Mona Lisa ir Paskutinė vakarienė. Dabar išanalizuokime Mona Lisos paveikslą. Jeigu paimtume veido ilgį ir pasižymėtume jį A, o kaktos ilgį pasižymėtume B, bei išmatuotume atstumus ir A padalintume iš B, gautume reikšmę artimą aukso pjūvį. Taipogi, jeigu paimtume akies ilgį ir pasižymėtume jį B, o lūpų ilgį A, bei išmatuotume šiuos atstumus ir A padalintume iš B, gautume reikšmę artimą aukso pjūvį. Be to, jei paimtume ilgį nuo smakro iki kairės rankos riešo ir jį pasižymėtume A, ir veido ilgį, kurį pasižymėtume B, ir išmatuotume šiuos atstumus, bei A padalintume iš B, ir vėl gautume reikšmę artimą aukso pjūvį. Kaip matote, Mona Lisa buvo nutapyta remiantis aukso pjūviu. O dabar laikas trumpai užduočiai. Raskite dvi atkarpos dalis A ir B, kurias padalinus gautume phi. Galite sustabdyti šį vaizdo įrašą. Nebejoju, kad su užduotimis susitvarkėte puikiai ir gavote atsakymus panašius į Fibonacci skaičius. Taigi, šiandien sužinojote, kad Fibonacci skaičiai yra sveikieji skaičiai ir turi specialią sekos eigą. Be to, sužinojote, kad jie yra dažnai randami gamtoje, kad juos atrado Leonardas Pizietis Fibonaccis. Fibonacci skaičiai buvo pavadinti jo garbei. Be to, sužinojote įdomų faktą. Jei padalinsime du gretimus Fibonacci skaičius, didesnį iš mažesnio, gausime skaičių artimą aukso pjūvį. Be to, sužinojote, kas yra aukso pjūvis, kaip jis gaunamas. Pamatėte Fibonacci skaičių pavyzdžių, kuriuos galime rasti gamtoje, bei kaip atrodo Fibonacci skaičių spiralė. Ačiū už dėmesį.